Ką? Padėk man, čia yra gyvas traukinys. Aš žinau, ar jis miega ar ne, bet čia, toje apleistoje geležinkelio stotyje, mes matėme tikrą garvežį Tomą. Tiesiog pažiūrėk į tą traukinį. Jis atrodo toks pavojingas ir toks šiurpus. Ar jis padarė ką nors blogo garvežiui Tomui? Pažiūrėkime vaizdo įrašą. Ei, atspėk ką? Tai tikras garvežys Tomas. Ir jis buvo čia, toje apleistoje geležinkelio linijoje. Bet tada nutiko kažkas blogo. Jį pagavo kitas traukinys. Tai tikrai skamba blogai. Žiūrėk, Tomas, dabar apsuptas kitų piktų traukinių. Tai labai blogai. O Dieve, bet jis buvo čia. Jis buvo kažkur čia. Taigi, traukinys, kurį matėme vaizdo įrašo pradžioje, nėra geras. Bet vaikinai, atrodo, kad viskas tikra. Tomas buvo čia ir galbūt Tomui, garvežiui, vis dar reikia mūsų pagalbos. Tad būkime tylūs ir apžiūrėkime šią apleistą geležinkelio stotį. Eikime ir pažiūrėkime, kas vyksta čia, tame labai dideliame traukinyje. Šis šiurpus, didelis ir keistas apleistas traukinys atrodo toks juodas ir toks keistas, vaikinai. Bet jis toks didelis ir toks normalus. Nežinau, ar jis vis dar miega ar ne, bet jei taip, turime būti tylūs. Turime būti labai atsargus, nes kitaip jis gali pabusti ir padaryti kažką blogo ne tik Tomui garvežiui, bet ir mums. Eikime, vaikinai, pažiūrėkime į GEM traukinį. Tai tikras, baisus, apleistas lokomotyvas. Jis turi garo variklį, tai nepaprastas traukinys. Pažiūrėkite, vaikinai, kaip keistai jis atrodo. Tai tikras traukinys. Ir galbūt šis traukinys padarė kažką blogo Tomui. Taigi turime paskubėti jį surasti, nes jis gali būti kažkur netoliese. Ei, vaikinai, kas ten? Kažkas raudono ten. Ir jis pažymėtas numeriu 5. Vaikinai, tai Džeimsas. Tai Džeimsas Sparksas. Eime, einam, turime jam padėti. Džeimsai. Nagi ne. Ne. Tai ne Džeimsas. Tai Džeimso likučiai. Ne, jis buvo vienas mano mėgstamiausių personažų, bet jis sunaikintas. Jis buvo taip stipriai sunaikintas. Pažiūrėkit tuos dalykus. Šitas numeris 5, šitie raudoni dalykai ir tai jo veidas. Taigi, šis garvežys, šis traukinys buvo tiesiog sunaikintas. Tai labai pavojinga, vaikinai. Tai taip žiauru. Galbūt šis traukinys tai padarė Džeimsui? Pasakyk man, šis traukinys yra labai pavojingas? 1. Šis traukinys yra labai šiurpus, nes matėme tai vaizdo įrašuose pradžioje. Taigi visa tai yra tiesa. Tai yra tikras, gyvas traukinys, o Tomas yra netoliese. O gal tai vis dar kažkoks padirbtas dalykas? Bet aš matau Džeimsą ir tai nėra padirbta. Bet vaikinai, jei tai nėra padirbta, garvežiui Tomui reikia mūsų pagalbos. Turime paskubėti jį surasti. Ir aš matau ten kažką. Ši apleista geležinkelio stotis yra labai didelė ir joje yra daug apleistų, žiaurių traukinių. Taigi turime būti tylūs, kad jų nepažadintume, tiesa? Mačiau ten ženklą. Einam. Taip, ten yra ženklas. Palaukit, vaikinai, yra dar vienas piktas traukinys, kuris stovi toje apleistoje geležinkelio stotyje. Galbūt tai jis kažką blogo padarė Džeimsui. Bet čia pat stovi ženklas. Einam, bet būkit labai tylūs. Eime. Štai ženklas, apie kurį jums pasakojau. Ką? O Dieve, tai kažkoks geležinkelio ženklas. Ir ant jo raudonomis kruvinomis raidėmis parašyta: prašau, padėkite Tomui. O Dieve, tai yra žinutė. Žinutę galbūt paliko Tomas. Jis prašė pagalbos. Pažiūrėkite į tą rodiklę, vaikinai. Ji rodo į tamsią pusę. Galbūt turime įeiti į tą tiktą traukinį, kad suprastume, kas ten atsitiko ir kur yra Tomas. Taigi, sekime tą rodiklę. Einam, vaikinai. Turime būti labai atsargūs prieš eidami į tą piktą traukinį. Pažiūrėkime, kas čia paslėpta.
Tai kažkokia labai šiurpi ir labai keista apleista metalinė dėžė, kuri buvo taip uždengta. Bet kokiu atveju, vaikinai, turime paskubėti surasti Tomą, tad eikime vidun. Oho, kažkaip keista, bet vaikinai, čia kažkas yra, viduje kažkas yra, einam. Vaikinai, žiūrėkit, čia mašinisto uniforma. Tomo traukinio mašinistas turi lygiai tokią pačią uniformą. Pažiūrėkite į šią nuotrauką. Ir dar yra daugiau. Čia yra kelnės ir kiti daiktai. Mes dabar esame tikrame, apleistame, piktame traukinyje. Užsidėkime ją ir supraskime, kas čia įvyko. Taip, pirmyn. Dabar aš atrodau lygiai taip pat, kaip Tomo garvežio mašinistas. Taip, palydinkite jį ir mane. Ir vaikinai, jei jums patinka Tomas garvežys, nepamirškite palikti patiktuką šiam vaizdo įrašui ir užsiprenumeruoti, kad gautumėte daugiau tokių vaizdo įrašų. Bet visų pirma, pažiūrėkime į tą tikrą garvežį. O Dieve! Oho, tu gali valdyti visą traukinį. Oho! Oho, ką aš darau? Neturiu jokio supratimo. Oho. Tai beprotiška, vaikinai. Taigi mes galime paleisti ir vairuoti tikrą garvežį. Bet kas tai? Pažiūrėkite į tą daiktą. Atrodo kaip virvė. Ir mes radome šią virvę netoli uniformos. Manau, šie blogi traukiniai pagavo Tomą garvežį. O po to jie pagavo Tomo garvežio mašinistą, naudodami tą virvę. Žiūrėk, šis traukinys pagavo Tomą, naudodamas virvę. Kokia šiurpi ši situacija. Turime ieškoti visur, kad surastume Tomą. Oho, visi šie dalykai tokie šaunūs ir įdomus, bet visi šie dalykai valdo piktąjį traukinį. Taigi Tomas turi būti kažkur netoliese. Pažiūrėkime, kas ten paslėpta. Oho, galime įeiti į tą piktąjį lokomotyvą ir galbūt tada rasime garvežį Tomą. Ar tu ten? Ne, jo nėra. Bet šitas daiktas atrodo taip šiurpokai. Einam, vaikinai. Oho, pažiūrėkit, vaikinai. Šis lokomotyvas atrodo taip stipriai apgadintas, taip stipriai surūdijęs. Todėl jis toks blogas ir toks piktas. Bet vaikinai, dabar man kilo idėja. Galime užlipti ir pažiūrėti iš viršaus. Kur yra Tomas? Gal jis kažkur netoliese? Lipkime aukštyn. Eime, vaikinai. Turime surasti garvežį Tomą. Einam. Oho, vaikinai, aš matau kažką ten. Pažiūrėkite, vaikinai, mes esame ant tikrojo, piktojo traukinio stogo. Pažiūrėkime. Oho, kas čia visur slepiasi? Tai taip keista. Jis turi daug slaptų durų visur, nes tai blogas, surūdijęs traukinys. Bet aš ten mačiau kažką, kas susijęs su garvežiu Tomu. Vaikinai, pažiūrėkite, šitas daiktas atrodo kaip Tomo traukinio dalis. Turime prieiti arčiau pro visus šiuos traukinius, kad pamatytume, kas tai yra. Ir galbūt Tomas tikrai buvo ten. Turime būti labai atsargus, nes dabar aš stoviu ant viso traukinio. Ir iš tikrųjų turime būti labai tylūs, nes anksčiau matėme, kad šis lokomotyvas miega. Ir tai yra labai bloga ir labai keista būtybė. Matau tą mėlyną daiktą ten, traukinio gale. Taigi, prieikime arčiau. Bet pirmiausia, pakilkime aukštyn. Oho, tai šaunu, tai kažkokia garo vamzdis tame lokomotyve. Bet mes einame ten. Šis traukinys, šis lokomotyvas yra milžiniškas. Ir ten yra mėlynas daiktas, ant kurio parašyta Tomas. Taigi, buvau teisus, jis čia buvo dėl kažkokios priežasties. Tai taip keista. Bet vaikinai, aš vis dar turiu abejonių. Jei visa tai tikra, visi šie traukiniai yra gyvi. Ir čia buvo tikras Tomas garvežys.
Kaip tai įmanoma? Bet dabar aš jaučiuosi tikrai išsigandęs ir man labai nejauku. Bet jei tas daiktas buvo trečdalis Tomo, tai reiškia, kad Tomas yra didžiuliame pavojuje. Bet kodėl čia turime tik vieną Tomo garvežio dalį? Ei, čia yra kažkoks konteineris. Ei, vaikinai, taip, tai tas konteineris, apie kurį kalbėjau. Jis labai didelis. Ir aš mačiau lygiai tokį patį konteinerį 2 traukinio viduje tame vaizdo įraše, kurį matėme anksčiau. Pažiūrėkime dar kartą. Taip, mes matėme tuos vaizdo įrašus, o tada pamatėme tai. Ir pažiūrėk, taip, šis Tomas garvežys yra įdedamas į tą konteinerį. Taigi, jie paima jį ir įdeda tiesiai į tą konteinerį. Vadinasi, jie jį gabeno, naudodami šį konteinerį. Taigi dabar jis kažkur netoliese. Mes vis dar turime paskubėti, kad padėtume jam surasti tikrą Tomą garvežį. Einam, vaikinai, pirmyn, pirmyn, pirmyn! Turime sekti geležinkelio bėgiais. Pažiūrėkite į tuos didelius, raudonus, milžiniškus vagonų ratus. Jie stovi ant geležinkelio bėgių. Turiu idėją. Tiesiog sekti šiuos geležinkelio bėgius ir surasime Tomą. Būkime labai atidūs. Eikime toliau ir likime tylūs, nes šie traukiniai gali būti gyvi. Jei juos pažadinsime, jie gali mums kažkaip pakenkti. Taigi, sekame šiuos milžiniškus geležinkelio bėgius. Einam. Šios vietos tokios šiurpios. Tokie milžiniški, tokie surūdyję ir galbūt labai pavojingi. Oho, tai šiek tiek šiurpu ir keista. Bet vaikinai, žiūrėkite, tiesiai prieš tą šiurpų traukinį yra mėlynų dalių. Šios dalis yra iš Tomo garvežio, nes jos yra mėlynos spalvos. Bet ką tai galėtų reikšti? Tomas garvežys buvo visiškai sunaikintas. Jis buvo visiškai sudaužytas į gabalus, vaikinai. Ką? O Dieve, aš nežinau. Bet kas ten? Kas tai, vaikinai? Tai kažkoks keistas planšetinis kompiuteris, kažkokia planšetė. Ir ji fiksavo Tomą garvežį tikrame gyvenime. Taip, tie vaizdo įrašai yra šiek tiek šiurpūs ir keisti. Taip, čia dar vienas Tomo garvežio vaizdo įrašas. Bet vaikinai, žiūrėdamas tuos vaizdo įrašus, jaučiu, kad kažkas šnipinėjo Tomą garvežį. Taip, kažkas filmavo tuos vaizdo įrašus, tarsi pasislėpęs. Keista. Bet vaikinai, tai tikras Tomas garvežys. Ir jis buvo toje apleistoje geležinkelio stotyje. Taip, tai jis, tai tikrai jis. Ir jis čia buvo, vaikinai. Taigi, galbūt šis įrenginys priklauso tam, kuris nusprendė pakenkti Tomui garvežiui. Nežinau, kas tai buvo, bet vaikinai, ką? Tai kažkokia programėlė. Jis skleidžia keistus garsus. Taigi, naudodamiesi šiuo planšetiniu kompiuteriu, galime tai išsiaiškinti. Kur yra Tomas? Gerai, einam. Signalas stiprėja vis labiau. Kuo arčiau prieinu prie to lokomotyvo, tuo stipresnis signalas. Ką tai galėtų reikšti? Ar Tomas garvežys kažkur ten, tame traukinyje? Tai šiek tiek keista ir šiurpu, bet signalas tampa toks stiprus, taigi turime ten nueiti. Eime, tai tikrai keista. Tomas yra garvežys ir jis negali būti viduje, bet vis tiek turime pažiūrėti, kas ten paslėpta, kodėl ten buvo signalas. Vaikinai, radau kažką tikrai keisto. Dabar mes esame kitame sunkiasvoryje traukinyje, kuris atrodo surūdijęs. Čia yra keistų ženklų ir kažkokia uniforma. Bet ši uniforma yra kitokia, nes čia taip pat matome kastuvą ir kažkokį baltą maišą. Keista, vaikinai. Užsidėkime ją.
Dabar suprantu, kieno tai uniforma. Ši uniforma priklauso kūrikui, kuris naudoja kastuvą, kad užkrautų anglių ten, kad užvestų lokomotyvą ir jis pradėtų važiuoti. Ir jie turi šiek tiek anglių tame baltame maiše. Tai beprotiška. Paimkime truputį ir įdėkime vidun, kad užvestume lokomotyvą. Oho, tai buvo beprotiška. Oho, bet žiūrėk, aš turiu kažką savo kišenėje, toje uniformoje. Oho, tai dar vienas telefonas. Radome telefoną. Kas ten? Jame taip pat yra kažkokių TikTok vaizdo įrašų. Žiūrėk, tai ženklas su numeriu 1, lygiai toks pat, kokį turi Tomas Garvežys. Oho, tai visas Tomas Garvežys, kurį gamina kažkoks darbininkas. Jis stato Tomą Garvežį? Taip, jis daro kopiją. Jis stato Tomą Garvežį, ne originalų, o kopiją, netikrą. Taigi, visi vaizdo įrašai, viskas, ką matėme, tai nebuvo tikras Tomas Garvežys, tai buvo tik kopija. Taigi šis vaikinas yra darbininkas, kuris yra kažkoks Tomo Garvežio gerbėjas. Jam tas filmas patinka, taip pat kaip ir man. Ir jei jūs taip pat jį mylite, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti. Parodykite, kaip stipriai mylite Tomą Garvežį. Bet, vaikinai, apskritai visa ši situacija nėra tikra. Tai tiesiog apleista geležinkelio stotis, kurioje stovime. Tai Tomo Garvežio kopija, o ne originalas. O Dieve, bet aš maniau, kad turime jį išgelbėti. Maniau, kad turime jį surasti ir kažkaip padėti. Bet visa tai kažkas panašaus į gerbėjų cosplayų ar kažką panašaus, nežinau. Beje, mano vardas yra Slav ir tikiuosi, kad jums patiko šis nuotykis, kuriame mes ieškojome Tomo Garvežio. Jei taip, nepamirškite prenumeruoti ir paspausti patinka šiam vaizdo įrašui, nes turiu svajonę kuo greičiau pasiekti 5 milijonus prenumeratorių. Taigi, jei žiūrėjote iki galo, prenumeruokite dabar, o po to, kai pridėsime šiek tiek medžio anglies, manau, kad galėsime paleisti šitą daiktą ir važiuoti. Tiesa? Kodėlgi ne? Taip, tai veikia kažkaip panašiai. Taip. Ir pridėjus tai, oho. Eime, vaikinai. Ha ha ha!